Daugelis yra girdėjęs apie šitą žaidimą BeamNG Drive, kuriame tu daužai mašinas, realistiškos grafikos ir taip toliau. Tačiau jame atsirado neseniai naujas režimas pavadinimu Career Mode, kuriame tu gali pradėti tokį, pavadinkime, perikūpo gyvenimą. Tu pradedi nuo nulio, pirki savo pirmąją mašiną, ją remontuoji, perparduoti ir bandai nuo pradinio kledaro prasididinti savo biznį ir perpardavinėti kuo brangesnės mašinas. Kuriame taipogi veikia BeamNG realistiškumas dideliame mape ir kiek mačiau turėtų būti visai įdomu. Tad šiandien aš nusprendžiau nueiti ir išbandyti pačiam BeamNG Drive'o Career Mode. O prieš šokant, amigos, į video nepamirštam paspausti laiką, subscribe ir nieko nelaukia, šaunam prie video. Ok, tai dabar kaip yra mūsų tutorialas, kurį mes turime pereiti, ką mes čia su juo galime padaryti. O, kapotą galiu atidaryti. Kas čia po kapotų pas mus? Wow, nu normaliai visai clean mašiniukas yra, čia pas mus netoks ir surūdijęs. Engine, start, stopas. Ok, per parkingą prasilėkti reikia. Žaidimas nori, kad aš pats jį kažką įkirščiau. Taigi greitai, amigo, mes čia tą mašiniuką. Čia dar draudimas yra. Recovery. Apsižiūrėti pasaulį aplink save. Destinationai. Suprantu, tiesiog važiuosime kažkur. Mapas. Čia tokio didumo jisai. Aišku, toks GPS čia tai, nu, ne kažką. Bet tarkim, eik, amigo, tuoja, čia prasilėksiu greitai. Čia, nu, tu normalus? Kur važiuoja NPC tu? Kaip man tą bėgį pervesti? Aš važiuoju su mechanu. Kaip man tos bėgius mėtyti? Gerai, kas yra? Čia yra kažkokių dar challenge'ų. Yra lenktynės. Kurjeris kažkoks. Kur mums dabar reikia važiuoti? Nežinau, tiesiog sekame šitą GPS-ą tokį nesąmoningą. Mano pirmas challenge'as. Mūsų pirmas challenge'as tiesiog atvykti į vietą kažkokią. Nuvažiuojam, ką žinau. Nu čia dabar svarbiausia tą tutorialą pereiti. Ir tada jau galėsime mes patys apsižiūrėti viską. O, tu dieve, kiek čia važiuoti. Čia aš dar per timingą turiu atvažiuoti. 10 minučių davė, gerai, lekiam. Reikia prisiminti čia, kad mašiniukai labai greitai subirsta. Ant lenkimo varom. Atsiprašau. Aišku, mašiniukas dar blogai gaudos. Man jau taip tampo į dešinę pusę. O, tu dieve. Aš jau matau tą šviečą. Ne! Atsiprašau. Aš jau beveik buvau šalia ir sudaužiau mašiniuką. O, tu dieve. Viskas. Mūsų pirma misija padaryta. A, čia dealershipas mašinų. Ar aš pirksiu savo mašiniuką? Ok, pirksiu savo pirmąjį mašiniuką. Aš turiu 10 000. Šitą kaip BMW. Plauk inspektinam. Pažiūrim šitą. Nu, aš manau, iš tų visų šitas... O, Jezu, koks dar vidus. Jep, manau, mes imame šitą. Aš dar iškeisiu šitą mašiniuką. O, Jezu, man 2000 čia kaiduos. Kągi. Tai čia iš visų už centus aš ją nusipirkau. Wow. O kągi numeriai, pleba, kai tap atrodo. Gerai, užkuriam šitą demoną. Čia iš karto į kitoj pusėj garažą. Ar čia mano garažas? Kompiuteriukas. Šiaip aš dabar, jeigu parduočiau šitą mašiną, aš išeičiau į pliusą. Gerai, ką man čia reikia parts? Ar aš galiu jau ją customizinti? Čia aš ją dėvau palauvirinau, ką aš su ją padariau, nežinau. Bet tarkim, 5 bucksų kažkokį upgrade'ą padarėme. Viskas, tutorialas yra užbaigtas. Tutorialas yra padarytas. Aš nelabai suprantu, ar čia buvo kaip mano garažas, ar čia tiesiog kur aš atvažiavau, kad pasitvarkyti mašiną. Sėdam į mūsų tą mašiniuką. Lekimės iš to durnino. Gerai, pažiūrėsiu aš tada į mapą. Ar man pabandyti nuvaryti į drag race'us su savo mašiniuku? Ar šansų turiu kažką laimėti? Nu, šiaip yra. Išlėksiu aš į tą autostradą, pažiūrėsime, kaip jinai tempia. Nu, ar šiaip skuta normaliai. Nu, stabdžius reikės tikrai pasikeisti. Nu, vairavimas toksai, sakykime, tikrai specifinis. Normaliai aš šokidėjau. Nu, toks gangsteriškas mašiniukas, neblogas. Aš čia galiu kažką reisinti, ar ką? Alio, kidosai, prilėkit čia. Aš čia prieš save kovoju. Ai, atsiprašau. Nu, aš čia biškai susimoviu tuoja, amigo. Eik, tu su to mašiniuko. Čia fake, nesiskaito, alio. Kaip tą bėgį man permest? Ai, tai taip sakai. Ai, tai pas tavęs sutvarkyta mašina, pas mane vis tiek tokia. Davai. Ai, nesąmonė. Ir likau su tokia mašina. Nu, aš tikėjausi kažko kitokio, aš tikėjausi bus kažkoksai toksai, žinai, simuliatorius, kaip
pirkupo simuliatorių, žinai, aš čia mašinas kažką, čia kažkokį challenge, čia ne tas žaidimas, ne tas, nu net tas žaidimas. Nu, aš galbūt tikėjausi, kad biškiai kitaip bus, labiau toksai simuliatorius negu misijų vykdymo tipo, bet jeigu jūs esate žaidę šitą maudą, labai lauksiu jūsų komentaruose, kaip jums, galbūt turite kokių patarimų, kad kitam kartui žinočiau, kaip jisai labiau veikia. O ką, amigos, tiek šitam vidosui ir kaip visada, susitiksime naujose vidose.